Tira contra Petway, le hacen falta, no pitan nada, aún queda mucha posesión, quedan 5 segundos. Acelera Darden, el tiro que no entra, el rebote lo gana el propio Darden y falta personal de Brett Petway. Ya está repetida la lucha de Tremel Darden y luego cómo baja la mano el jugador nacido en el estado de Georgia. El segundo tiempo. La tiene Darden, Darden se la tiene que jugar, ahí está el lanzamiento, no, para Slaughter, este sí que tira en 5 metros, el balón que no entra, la pelea Mirotic, la toca Printessis, la salva Olímpica a favor del Real Madrid, que volvió a hacer una excelente defensa sobre Olympiacos. Darden se frena, busca un pase imposible al hueco. Sí, no lo ha visto ahí Merry. Ο Μάτζαρης πηγαίνει στο μαρκάρισμα του Γιούλ. Ο Λοτζέσκι στο Φερνάντερ. Και ο Σπανούλης στον Ντάρντεν. Ντάρντεν πάει από την εσωτερική. Δύσκολο λέει. Tiene que castigar ahí. Bien ahí. Y tienen que seguir. Está diciendo Pablo ahí otra vez. Τώρα δυσκολεύεται ο Γιούλ. Πασάζει στον Ντάρντεν. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σούτα την κορφή της ρακέτας. Είναι άστοχο. Ο Ντάστον καθαρίζει τη φάση μαζεύοντας το rebound. Το συν 5. Ντάρντεν με το Σπανούλη σε mismatch. Θα βγάλει έξω την μπάλα. Φερνάντες από τα 8 μέτρα. 40. Reikia laiko prisijungti prie komandos, įsijungti į jos ritmą ir žaidimą. Tačiau šiandieną kol kas Ibrahimas Džeberas, nors ko gero svarbiau būtų pavardinti komandinę statistiką, kurioje taip pat labai didelių kontrastų rasti yra sudėtinga. Komandos panašiai atakuoja iš 2 taškų zonos. Olympiakos komanda jau suklydo 9 kartus, varžovai 8. Reikia dar padaryti ir viską kitką. Oliveris Lafayetas nepasidavė jo klaidinantiems judesiams. Костас Папа-Николао. Через всю поляну. Дрейгер. Ряпу хочет обыграть прохода. Pernelyg stipriai dėl tų 2 pralaimėjimų Olympiakos komandos rezultatuose nesusikomplikavo. Tai yra komanda, kuri tikrai žais kitame etape ir turės galimybę apginti savo titulą. O čia Kauno Žalgirio komanda vis labiau įsibėgėjanti puolime. Ginčijo dėl to, nuo ko kamuolys paliko aikštę, bandė tik taip apeliuoti į rungtynių arbitrą prašydamas pražangos. Tačiau jos negavo ir Žalgiris turi galimybę priartėti dar labiau prie savo varžovų. Nėra prarastas kamuolys. Nuskubėjo. Tremelas Dardenas išsklaidoma ir ištaršoma. Kol kas mes šiandien nematėme. Nepavyksta jo pademonstruoti Kauno Žalgiriui prie Olympiakos. Vos neužspaudžia ten dviese Rimanto Kaukėno varžovai. Tremelas Dardenas. Irgi stringa, visi žalgiriečiai šiandien stringa varžovų gynyboje. Rimantui Kaukėnui pavyksta išprovokuoti pražangą, tačiau jį tik tai trečioji. Viską padarė gerai. Milko Bjelica susikūrė savo progą, bet vis tiek nesugebėjo užbaigti šios atakos. Tremelas Dardenas gauna paspausti Žalgirį. Panašu, kad Žalgirio žaidimas gynyboje ir rezultatas vis augantis žalgiriečių naudai. Tas degančias akis šitam manevrui, pradedam viską iš pradžių. Dviejų kėlinių neatrodė, kad įvykiai šiose rungtynėse pakryps taip ir įvykių pačių besiklostančių aikštelėje ir varžovų gynyboje skaitimą. Išmuštas kamuolys Tremelui Dardenui ir dar nuo paties žalgiriečio jis palieka aikštę. Tremelas Dardenas ilgokai laikė kamuolį, tačiau per tą rotacijoje
į rotaciją Eurolygos rungtynėse iš esmės patenka tik tai 8 žaidėjai. Išmuštas kamuolys Remilui Dardenui, dar kartą išmuštas, lieka 9 sekundės. Žalgiris tęsia šią ataką, bet be Nemanja Bielicos praradimo varžovai turi ir pasistiprinimų. Pirmiausia, tai yra priekinėje linijoje atsiradęs